Šiandien mes su jumis žiūrėsime Baltijos moterų futbolo lygą. Žais Ansė Daibė, 92. Numeris 5 Sabrina Amorim, žaidėja, kuri ir pernai atstovavo Gintro. Ir štai pirmasis įvartis. Galbūt ten ir rikošetas, o gal ir ne. Kristina Pervižnik atsidūrė arčiausia kamulio. Čia nuošalės nėra. Justina Blaževičiūtė ir perdavimas ir įvartis. Puikiai sužaidė dabar Justina. Atrodė vienu metu, net nesupratau, kodėl jį taip aštrina kampą, bet čia klaidelė, kurią gali išnaudoti Gintros futbolininkės. Na, viską gerkus kamulio perėmimas ir Beira gali veržtis ir viena į baudos aikštelę, tai ir daro Lidianė Ribeiros perdavimas, po kurio kamulį gaudo. Aišku, su tam tikra rizika tai susiję ir matome, kad Latvijas muša pirmą atsakomą įvartį. Ir būtent tas Gintros spaudimas. Sivičiūtė, 7 numeris, čia klaida ir pavojinga situacija, smūgis ir rezultatas tampa 2-2. Na, štai kaip Latvijas baudžia už klaidas. Dar viena ataka, dar vienas smūgis ir trečiasis įvartis. Trečiasis įvartis, štai kaip viskas verčiasi. Čia Mirdanė, perdamas vienu lietimu ir vos vėl. Na ir matėme, kad taip ir buvo. Laiko klausimas, krito dar 3 įvarčiai, dar vienas ketvirtas ir tai yra jau viskas ir 4-2. Finalinis teisėjos Šilpukas 4-2. Tai yra 2-4. Matote galutinį rungtynių rezultatą. Tai manau ne antrajame kėlinyje nutiko, o kaip manau matėme 20 minučių, manau mūsų buvo vienu geriausių. Labai buvau patenkintas, visas žaidimų planas vyko pagal tai, ką suplanavom. Vėliau, aišku, netekome vienos, man atrodo, kertinės žaidėjas Justinas. Tai šiaip priešininkai davė labai tvirtą kovą. Tokie, nemėgstu kalbėti apie tokius, bet kai žmogų išneša iš aikštelės, nei baudos, nei nieko, gal kai kurie žaidėjus pradėjo prisibijoti, neiti į tokią kontaktą. Aišku, varžovai žaidė labai kietai. Ir sakau, pirmas Bilynas, aišku, prisvilo, bet pirmas 20 minučių tikrai nuteikė pozityviai, o kas įvyko po to, manau, žiūrėsim rungtynės, analizuosim, žiūrėsim ir kilsim į kovą. Kai kuriais momentais atrodė, kad tiesiog emocinį foną Rygos komanda perėmė geresnį, ypatingai antrojo kėlinio pirmoje pusėje. Ir būtent ta emocinė fonas, emocinė ta užsivedimas lėmė, kad rygietės atrodė solidžiau. Jo, tai norėjusi truputį paprastesnio žaidimo, kad nusiramintume, nes mačiau tikrai, kad buvo truputį akise panika. Ir norėjusi tokio ramesnio žaidimo, bet merginos norėjo žaisti vis tiek gražiai išeidinėti iš atakų, bet tam momente mes nebuvom tam pasiruošę. Tai sakau, kas tai įtakojo, kalbėsim individualiai su žaidėjom, žiūrėsim, bet norėtųsi, kad merginos atpažįstų, kai nesiseka, mes truputį panikuojam, reikia žaisti truputį paprasčiau, lengviau, kad sugrįžtume į rungtynės ir vėl pradėtume pasitikėti savo jėgomis.